Vasaros atostogas, kur jas leisti? Vasarą dažniausiai mėgstam leisti Lietuvoje. Kai šiek tiek atslūgs visos emocijos, tai tikrai sugalvosiu kokią egzotišką kelionę ir leisiu savo pailsėti ir atsipalaiduoti. Ketinu pasistatyti Lanos Del Rey stiliaus vagonėlį prie ežeriuko ir tenais ar bodų, noriu sakyti, žiemoti, vasaroti. Tai tikrai bus jūra, tai tikrai bus daug šampano, tai tikrai bus daug vakarėlių, tai bus daug vakarienių, tai bus daug draugų. Ką tik baigėsi, matosi. Atostogas gali būti čia ir dabar, bet šiaip atostogas yra tada, kada mėgsti tai, ką darai ir apsisuki tai žmonėmis, kurios mėgsti. Su kuo leisi atostogas? Su maudimukais. Su sąžine. Aš visą laiką jos nepalieku. Aišku, kad yra su savo mylimu žmogum. Aš atradau keliavimą ir atostogavimą pati viena su savim. Tobula. Aš turiu kokius 5 gerus draugus, su kuriais dažniausiai ir keliaujam. Tai yra skirtingi. Vieni mėgsta miestus, tai su jais į miestus, kiti mėgsta gamtą, su jais į gamtą važiuojam, o ten kai kurie mėgsta pasyvų poilsį, gulėti tiesiog degintis, tai su jais važiuojam degintis. Tai tą savo 5 žmonių kompaniją aš visada ir imu visur. Vasaros akcentas. Purškalas nuo odų. Susivėlė ir įsidrikę plaukai. Nepraeina be tobulo maudymosi kostiumėlio. Saulės rytai ir vakarai. Blizgantis batai. Šis vasaros akcentą. Spineris. Brrrr.